Baisios katastrofos vyksta visame pasaulyje. Hirošima ir Nagasakis. Černobylis. Fukušima. Šie pavadinimai lyg varpo dūžiai skamba gyvųjų širdise, kaip paminklas milijonams žuvusiųjų atminti. Katastrofų priežastys įvairios, bet visų pasekmės kraupios. 100 000 kvadratinių kilometrų plotai netinkami žmonėms gyventi. Šiandien pasaulyje veikia 442 atominės energijos blokai, kuris iš jų atneš sekančias nelaimės. Niekas nežino. Viena aišku, nelaimė žymiai arčiau, negu mums atrodo, spinduliavimas neišvengiamas. Jis visur, ore, kuriuo kvėpuojame, vandenyje, kurį geriame. Radioaktyviosios medžiagos prasiskverbia į raumenis, kaupiasi kaulo audinyje, pažeidžia ir naikina gyvasias ląsteles. O mes iki paskutinės minutės nieko net neįtarėme. Radiacija degina mūsų vidinius organus. Mums atrodo, kad visa tai vyksta kažkur toli, kad tai liečia kažką kitą, bet iš tikrųjų kiekvienas patenkame į tam tikros rizikos grupę. Daugiau kaip 70% radiacijos į organizmą patenka su maistu. Švinoje polonio nukleoidai kaupiasi mėsoje ir žuvyje. Dėl šio vidinio apšvitinimo atsiranda pavojingi pažeidimai DNR struktūroje, baisios patologijos, mutacijos ir vėžys. Mobilusis telefonas – tikrasis serijinis žudikas. Ir tokių žudikų aplink mus vis daugėja. Mikrobangų krosnelės, bevieliai ryšiai, televizijos bokštai, metalo detektoriai. Radiacinio poveikio stiprumas priklauso nuo to, ar organizmas dozę gauna iškart ar palaipsniui. Esant 80 sivertų per valandą apšvitai, o tokia buvo sprogus bomboms Hirošimoje ir Nagasakyje, mirtis ištinka po kelių valandų. Kai apšvitos intervalas yra nuo 5 iki 10 sivertų, mirtis ištinka po 10, daugiausiai po 20 dienų. O esant 3-5 sivertų dozė atsiranda sunki radiacinė liga, kuris suardo organizmą per 1-2 mėnesius. Kur pasislėpti nuo šio pavojaus? Juk net mūsų namas iš tvirtovės virto griuvėsiais. Statybinės medžiagos skleidžia foną, tuo pačiu yra galingi radiacijos šaltiniai. Ypač dideliu radioaktyvumu pasižymi granitas, pemza ir molžemis. Pastatų viduje kaupiasi radonas. Jis greitai koncentruojasi ore, sudarydamas pavojingai aukštą radiacijos lygį. Grėsmę taip pat gali kelti buitiniai elektros prietaisai, baldų dalys ir netgi drabužiai. Mes nuolat esame apsupti vis naujų spinduliavimo šaltinių, mokėdami už komfortą savo ir savo artimųjų sveikatą. Tai, kas skirta sveikatai, gali ir žudyti. Pavyzdžiui, rentgeno tyrimai, kurių metu mes gauname nemažą radiacijos dozę. Itin jautrūs radiacijai yra reprodukciniai organai, ypač vyrų sėklidės. Netgi vienkartinis sėklidžio apšvitinimo dozė, jei jis siekia 0,1 sivertų, gali sukelti laikiną nevaisingumą. Dabar jūs matote, kaip šalinamas piktybinis auglys. Įprastinė operacija mūsų dienomis. Kasmet pasaulyje vėžiu susirga iki 10 milijonų žmonių. Pagal statistiką, per 70 gyvenimo metų iš 1 milijono žmonių 210 000 miršta būtent nuo vėžio. O 28 000 vaikų kasmet gimsta su apsigimimo požymiais ir ligomis, kurias sukėlė ląstelių mutacijos. Radiacija nesirinkdama negailestingai pažeidžia visus organus. Vaikai žymiai jautriau reaguoja į radiacijos poveikį negu suaugę. Netgi nedidelės spindulinės terapijos dozės gali sustabdyti vaiko skeleto vystymąsi. Smegenų apšvitinimas gali sukelti atminties praradimą ir silpną protystę. Bet šiuolaikinė medicina šį pavojų gali pristabdyti tik skalpelio ir chemioterapijos pagalba. Vadinasi, reikia ieškoti būdų, kaip viso to išvengti ir save apsaugoti. Kovos su radiacija priemonės egzistuoja. Tai unikalus inovacinis kompanijos Vision produktas, sukurtas DEMFO laboratorijos. Tai DI-Guard Nano. Pagrindiniai DI-Guard Nano sudėtyje esantys aktyvūs natūralūs ingredientai yra chlorelės ir opuncijų ekstraktai. Ypatingas vienaląstis dumblis chlorelė turi 10 kartų daugiau chlorofilo negu itin turtinga šią medžiagą augalas liucerna.
Tai padeda iš organizmo šalinti praktiškai visus žmogaus toksinus, tarp jų sunkiuosius metalus ir pesticidus. Antrasis apsaugos veiksnys – opuncija. Ji operatyviai padidina apsauginės organizmo funkcijas, stiprina imuninę sistemą ir padeda išvengti organizmą žalojančios radiacijos pasekmių. DiaGuard Nano sudėtyje esančių ingredientų išskirtinumas yra ir tai, kad jie turėdami sinergetinį efektą sugeba iš organizmo pašalinti ir jau gautą radiacijos dozę, o taip pat atkurti radiacijos pažeistas DNR ląsteles, tuo pačiu žymiai sumažinama mutacijos rizika. Šiandien kovai su visur esančiu priešu ir radiacijos pasekmėmis mes turime patikimą pagalbininką ir apsaugininką – unikalųjį DiaGuard Nano produktą. DiaGuard Nano – jūsų asmeninė apsauga.